Sveiki, čia yra skeletas. Kaip prižadėjau, aš pasakysiu savo vardą. Ne į titukas, o į skeletas LTU. Gerai. Kaip matote, nieko iš tikrųjų dabar nematote, jūs net nežinot prasmės. Arba žinot, nes jau parašiau aš ten. Gerai, šiandien mes... Šiandien aš parodysiu, kaip įkelti Minecraft 1.7.10 arba aš galėčiau jums parodyti, kaip instaliuoti 1.8.1 versiją Minecraft'o. Tai, pirma, einam čia, arba kur į Google, bent kur į Google einat, va, parašot. Dabar parašot drop crack arba aš parašysiu jums į descriptioną. Jeigu jūs atsiminsit, tai spauskite, nieko nespauskite, parašykite į Google, bet geriau eiti į descriptioną, nes tai greičiau nereikia nieko rašyti. Gerai. Oi, palauk, strigo, toj grįšiu. Opa. Dėkui. Techninė klaida. Tęsti. Ir ieškoti. Nekreipkite šito dėmesio. Čia ką tik aš kėliau. Jeigu žiūrit kažkokius prieš keletą dienų, tai atleiskit, tai jau senai kelta. Dabar sugrįšim, kai atsidarys puslapis. Dabar rimtai. Štai ir atidarėm puslapį. Dabar einam į Drop Crack. Dėl Minecraft Launcher, bet jūs galite kiekvieną iš čia. Galite dar Tekit, galite dar... nežinau. Tikrai galite Minecraft ir Tekit. Daugiau nežinau, kaip mane nerina tas linkį. Ar jau stringa viskas. Gerai. Linkį! Gerai, šį kartą vėl sustabdom. Leiskit, kad kiekvieną kartą turiu sustabdyti, bet turiu pajungti puslapį, nes tas linkį mane nerina. Ir vėl. Dabar neskaitau. Gerai. Turbūt blogai perskaičiu. Gerai. Einam į apačią. Į visą apačią. Matote, Exit man čia yra. Tik tiek. Nesupratau. Gerai, čia turėtų būti... Atleiskit dėl techninio nesklandumo. Grįžau čia! Kiekvien, kai darau video, grybauja kompas. Matote? Kai einat į apačią, į šitą puslapį, ir matote Windows, Mac ir Linux. Spaudžiat Windows, jeigu jūsų kompas yra Windows, ir Mac, jeigu jūsų kompas Mac, arba Linux, jeigu jūsų kompas Linux. Yra Tekit, Minecraft, Find the Best Launcher ir Exit Launcher. Spaudžiat Minecraft Launcher, jeigu norit Minecraftą, Tekit, Find the Best Launcher arba Exit Launcher ir atsisiunčiu, bet aš jums šito nerodysiu dabar. Jūs gaunat Sign Up in Launcher CV1602. Iš tikrųjų ne, jūs gaunat kitokią versiją, nes aš updatinau ją. Bet kai jūs pajungsit, gausit tokią lentelę ir parodytą update.
Tai kai paspaudžiat update, tai jūs gaunat tam tokį puslapį ir palaukit 5 sekundės, pas jau praleisti nuo reklamą arba skip ad, jeigu jūs angliškas. Nu va, tada jūs palaukit, kol atsisiunčia. Ne, bet vėl tau išves tokį update, nes update'ino iki V1.602. Tai dar kartą paspaudžiat ir vėl tą patį padarot, kaip aš ką tik aiškinau. Ir viskas. Gaunu šitą lančerį. Daugiau nebebus update lentelė, tikrai. Atrodo jums patiko šitas video ir laukiu komentarų, laikų. Ir kad jums patiktų šitas video, nes čia jau antrą kartą per dieną. Pasveikinkit mane. Arba nesveikintis, aš pasigyriau. Ir viso gero, atrodo jums patiko ir, kaip sakiau, palikit thumbs up.